54 valandos beveik be miego, ryjant dulkes, o nuovargį vaikant kalbomis. Lietuvoje pirmą kartą surengto bekelės maratono 4x4 perimetras Lietuvos pasienių dalyviai ilsėtis nėjo ir iš karto po finišo sekmadienio vakarą Vilniuje. Varžybų rengėjai negalėjo greitai paskelbti rezultatų, nes buvo kruopščiai tikrinami kiekviename visureigyje sumontuoto sekimo įrangos duomenys. Už eismo taisyklių nepaisymą ir leistino greičio viršijimą skirtos baudos minutės. Šios ir nubloškė žemyn 3 orientaciniuose greičio ruožuose ir 3 greičio ruožuose karjeruose ir poligonuose greičiausiai važiavusi Antano Juknevičiaus ir Dariaus Danuso ekipažą. Toyota važiavęs duetas ne visuomet paisė žvyrkeliuose leistino 70 km/h greičio. Antanas Juknevičius nuolatinis bekelės maratonų dalyvis. Jis yra įveikęs cross country rally pasaulio čempionato trasą, 4 kart dalyvavo legendinėme Dakaro ralyje, kuris laikomas pragaro lenktynėmis. Tačiau varžybos Lietuvoje, anot Juknevičiaus, buvo sunkiau atlaikomos nei Dakaro maratonas. Dakare vis dėlto kartais turi daugiau laiko pailsėti negu čia, nes jeigu dirba normali komanda, tai visada tu turi laiko pamiegoti ir ne 40 minučių per parą. Tai čia gal tempas buvo per didelis ir, aišku, žmogaus galimybių ribos yra labai didelės. Šitas renginys irgi jas eilinį kartą patikrino, bet aš tai siūlyčiau, jeigu tas renginys vyks ateityje, tai organizatoriams visgi biškį duoti pamiegoti dalyviam daugiau, bent po 4 valandas, nes reikia tikrai papildomų, jau sakysim, resursų ir motyvacijos, kodėl tu tai darai, nes visgi tai labai yra sunku. Nugalėtojais paskelbti Mitsubishi Pajero važiavę Latvijai Janis Auzinis ir Martinas Lilelfendas. Antri buvo Edmundas Abromas ir Ernestas Metrikis, taip pat važiavę Pajero. Šie duetai varžėsi Extreme klasėje, kurioje ekipažai nesikeitė visas lenktynes. Nors per varžybas aplink Lietuvą netrūko nedidelių nesusipratimų, reikėjo nuolat šalinti visureigių gedimus, aiškinti su kelių policija ir medžiotojais, maratono rengėjai mano, kad pirmasis blynas nebuvo visiškai prisvilęs. Negaliu pasakyti, kad blynas visiškai prilipo prie keptuvės. Buvo visokių, sakykime, niuansų. Esmė tai, kad pagrindinė logistinė užduotis, ar dalyviai spės, ar dalyviai pravažiuos, ar jie pavargs, ar jų ištvermė vienaip ar kitaip pasirodys tam dalyviui, viskas pavyko šitoje vietoje. Beveik 2000 km Lietuvos bekeliai įveikė visi 16 varžybose dalyvavusių visureigių. Maratono organizatoriai tikisi, kad 4x4 perimetras lenktynės taps tradicinės. Reporterė Eglė Šilinskaitė, Vilnius.